Godziliukas ištiesė leteną, sugniaužė kumštį, kiek jėgos. O dabar noriu nukeliauti ten, kur dar niekas niekados nėra buvęs. Jo akys sužibo, o pelekas iš jaudulio užsiplieskė oranžinė spalva. Koks įdomus prašymas. Na, tuomet mums teks keliauti į ateitį. Ir Godzilai nespėjus nė paklausti, kur ta ateitis, auksinė šviesa kaip pasiutęs vėjo gūsis nubloškė juos į didįjį ateities miestą Honkongą, kur stūkso stikliniai dangoraižiai, sukasi milijonai ventiliatorių ir važinėja autobusai pilini mažulyčių žmogelyčių. Kur mes? Paklausė Godzilla, bet jo balsas taip nugriaudėjo, kad sudužo šalia stovėjusių dangoraižių stiklai. Oi, kaip gražiai! Susižavėjo jau kiek tyliau ir pūstelėjo nelyg žvakutę ant torto į kitą dangoraižį. Šis irgi kaip mat sudužo į milijonus šipuliukų, kurie smagiai žėrėjo saulėje. Žengė vieną žingsnį, pakėlė vieną leteną ir viskas. Mieste jau kaukė sirenos, pakilo sraigtasparniai, užsikūrė gaisrininkų mašinos ir kariniai laivai. Visi nusitaikė į Nojo griausmo zaurą. Kogi jie prie manęs kimba? Susinervino Godzilla. Juk šiandien mano gimtadienis, ko jūs norit?